bus. Gerai, mus filmuoja, mus filmuoja, tu mauk geriau. Lauk truputį. Čia, iš tikrųjų, čia yra vienas iš šito projekto pagrindinių iniciatorių. Tai jai pačiai to nežinant. Jeigu pereinant, tarkim, kad ir prie šitos serijos neprivalomas peizažas šitų piešinių, tai jau čia labiau mano ta dalis prasidėjo nuo to, kad buvau labai iš tikrųjų aktyvus žmogus ir net judesio prasme mėgau greitą vaikščiojimą. Ir kada tu pradedi lauktis vaiko, tai net iš anksto apie tai nepagalvoji, kad su tavo temperamentu ta laukimo būsena taip kaip ir konfliktuoja kažkuria prasme ir tu turi savyje viduj tai perlipti ir susitaikyti ir įprasti ir galų gale tas lėtas vaikščiojimas vis lėtėjantis procese, nes atsiranda vaikas, kol tu jo lauki, lėtėja, atsiranda vaikas vėl, atsiranda vežimėlis, nepatogu vaikščiot kažkur kažkokiais parkais ar ten tom pačiom pagriuvusiam plytelėm šaligatviu. Tas vaikas auga, jisai vėlgi mokosi vaikščioti ir prasideda ieškojimas visokių smulkmenų. Tai va čia tos smulkmenos, tas toks, kaip sako, gal smulkmenos yra Dievas, bet šiuo atveju gal labiau velnias, nes mes čia pradėjom matyti, kad vaikas labai kreipia dėmesį į visokius blizgančius šiukšliukus, į visokias atliekas. Ir kai visą tai matai, vaikas tai, tarkim, per savo prizmę mato, bet tu, kaip suaugęs žmogus, tu pradedi matyti visiškai kitaip. Ir ta situacija iš šono ir tuo pačiu tave tai veikia ir tas priverstinis toksai lėtumas, ta tokia, kaip aš juokauju, sakau, priverstinė meditacija, tau atneša kažkokių naujų prasmių ir tu tos pačius kažkokius objektus, mažyčius visai pradedi matyti vėlgi kaip kažkokius peizažo elementus, pradedi ieškoti tų tokių keistenybių ir tose šiukšlėse, kurios iš tikrųjų vis apie gamtą galvojant tai yra tarša, tai yra blogis. Ir kadangi matom, kokio masto ta tarša yra ir tai yra neišvengiama, tai tiesiog tu jautiesi beviltiškai ir galiausiai pradedi tame ieškoti grožio kažkokio, nes nėra kur dingt, tiesiog taip yra. Tai čia vat yra daugiausiai gamtos ta sąsaja su tuo, ką mes paliekam ir mintis tokia, kad jau vengiau rodyti žmogų, kurį mes paprastai dažniausiai rodydavom būtent per žmogų, per kažkokius socialinius dalykus, per figūratyvą, tai čia jisai beveik pranyksta iš tikrųjų, čia gal kažkur kažkokie nykštukai atsiranda minimaliai, kažkokios būtybės, kurios galbūt vystosi jau mums nesant ir tai yra mintis, kad tai yra po mūsų. Čia va ta serija visa vientisa, o ten jau jinai pabyra ir ten persimaišo su visai kitais darbais, kurie tiesiog kažką įneša į tą pačią mintį ir šiek tiek atsiranda tokios kaip virtuvės, galima sakyti, to ieškojimo proceso ir tai yra ir ankstesnių metų ir dabartinių, tai tarkim, kada tu vaikštai parkuose ar į mišką atvažiuoji ir iš karto po kojom ten purve randi, pavyzdžiui, po naujų metų ten pabirusių tų visokių blizgučių, kur šauna, ten, nežinau, chlapuškėm vadina, net nežinau lietuviškai to žodžio iš vaikystės tik likęs. Tai man labai keista, kad vis dar tai yra aktualu ir tokių pėdsakų, tarkim, arba tarkim, čia va yra iš mūsų su Tomu kartu nuo senai labai pradėtos serijos Flora Fauna. Ja tęsant įterpiau keletą darbų, tai tarkim šitas balionėlis toksai bebliūkštantis iš tikrųjų mintis tame, kad tai jo pavadinimas yra vieta tavo raudonajam mygtukui. Tai tiesiog tas raudonasis mygtukas šitą mintim, kad visi žinom, ką tai reiškia kaip simbolis ir tai yra, atrodo, tikrai baisus dalykas karo prasme, bet kai pagalvoja ekologijos prasme, tai vis tas raudonas mygtukas senai yra paspaustas. Dabar vėl vaikas auga, tenka skaityti beveik vien tik vaikiškas knygas. Ir aš atradau, pagalvojau, mano prarasta vaikystė, nes aš buvau pasirodo, kažkaip, nežinau, tėvai atrodo labai daug knygų pirko ir tikrai domėjomės, bet vat viena knyga, viena esminių lietuvių literatūrai, vaikų literatūrai, tai Vytautės Žilinskaitės Kelionė į Tandadrik. Toj knygai toks buvo skyrius, man ten labai surezonavo, iš tikrųjų atrodo, vaikas tikrai visai supranta kitus dalykus negu tu.
Tai buvo tokia skirelis Žėručių planeta ir ten tie žaislai išmesti, jie keliauja, irgi žaislai patys kaip šiukšlės ir jie atgyja, jie keliauja į kažkokią kitą planetą, kur jie galbūt atrastų save kažkaip kitaip ir pabėgtų iš to šiukšlyno ir iš tos visos tokios keistos jų padėties. Ir jie keliauja per daugybę planetų ir viena iš tų pakeliui planetų buvo Žėručių planeta. Ir ten taip gerai mūsų žmonių tuštybę parodyti iš tikrųjų. Tai yra vabalai, užpuola juos, tie vabalai paskui juos įkalina dirbti. Jie ten, tie žaislai dirba jiems ir jie stebi, ką tie vabalai daro, koks jų gyvenimas. Tai tie vabalai pasirodo, renka viską, kas blizga. Ir jiem tai yra labai svarbu. Jie gludina viską, padaro kažkokius ten rutuliukus, kamuoliukus iš to ir iš to stato pilis. Ir ateina naktis, reikia visiems miegoti, jie tarsi sulenda į savo urvelius ir kažkodėl ryte visą tai, ką jie statė, ką darė, beveik viskas dingo, nes pasirodo, jie visi naktį vagė vėl iš to, ką jie statė, jie tempėsi į savo urvelius, tos blizgučius. Tai va, parodos pavadinimas Zero Waste. Tiesiog mes truputėlį ironišką prasme ėmėm, netiesmukiškai, nes aš pagalvojau, kad žmogus pamatęs tą žodį, kas gal ten domisi, tarkim, tą pačią ekologiją, perdirbimu ir panašiai, tai gali ir tiesmukiškai priimti, bet atėjęs į parodą, manau, supras, kad tai nėra tiesioginė prasme, tai yra šiek tiek tokia ironijos ir autoironijos, iš tikrųjų, ką mes patys, kiek mes stengiamės, kiek įmanoma tų atliekų vengti, nes mes tai darom kartu su Tomu per savo asmeninį gyvenimą iš tikrųjų. Ja, tai galbūt čia kiek visiems žmonėms, kurie jaučia, kas aplinkui vyksta, visa tai yra svarbu. Tiek, kad čia mes gal būtent, kad ta truputėlį kita prasme prisiliečiam. Aš tarkim prie darbų, jie nėra taip, kad kaip ir būtų nulinė vadinama kaina tokia, bet esmė yra, kad aš bent jau stengiausi minimaliai daryti. Tam, jeigu toj serijoje ankstesniai būdavo darbai, kuriuos ten kuri lipdai, darai kažką, tai čia daugiau fragmentas surastas. Tai iš tos pusės aš kaip ir beveik stengiuosi daryti nieko nedarydamas. Tai kad ne, jau tai, kas yra, panaudoti ir tiesiog kažko papildyti truputį. Papildyti ir parodyti, pakeisti kažkokią vertę, sudėliotą, bet negaminti, neužsukti viso to proceso gamybinio. Pirmieji objektai buvo padaryti, tai čia toks fragmentas yra, kur plytelės. Aš ten tokia istorija praktiškai to objekto radimo turiu, kaip aš pusę metų važinėjau pro vieną vietą, judrę gatvę labai. Matyt, prieš tai buvo važiavęs kažkoks sunkvežimis ir jis išmetė dalį to grūzo. Tai aš kažkaip važiuoju, ir taip negaliu, kiek kartų važiuoju, tiek kartų galvoju, vat kitą kartą tai sustosiu būtinai paimti. Galiausiai, po gero pusmečio kažkaip paėmiau ir pagaliau sustojau. Tiek ilgai gulėjo? Jo. Net aš nežinau šitą. Tai ten ir žolytę apipjauna aplink tos gabalus ir vėl kažkaip taip. Žodžiu, tai tas objektas buvo pirmiausias. Šitas darbas padarytas iš tikrųjų iš tarybinių laikų senos plytelės, iš buvusių Šiaulių bulvaro gale, kur buvo tokios 3 kregždutės, pavadinimas Atostogos, kur dažniausia gal tas betonas ir atostogos tokia sąsaja turi, kad kartais nepabėgi nuo to betono ir lieki. Čia mūsų bendras yra tos rankos, kurios sukasi, iš tikrųjų jūs galit pasižiūrėti, jisai kinetinis yra ir nežinau, čia kiek žmonės atėjo, net gali nežinoti, kad galima pasukti, čia reikia turbūt užsiminti galerininkam. Ir mintis tai čia buvo, Tomas, gal tu papasakok, kaip tu radai šitą, nes po to tik tai tęsiasi ta mintis jau bendra mūsų. Prasidėjo nuo objekto rasti. Tai irgi tiesiog ta siena, ką ta siena iš tikrųjų išgrąža sienos. Bet tu ją radai?
Taip, radau, va, ką ta sakau, siena simbolizuoja ir kažkaip taip mes diena po dienos, kaip čia, Prilipo tiesiog mums tas sienos gabalas, mintį ir nes taip, daug labai minčių su siena susijusių. Čia mūsų rankos yra, čia vyro ir mano atlietos. Ir mintis buvo pagrindinė, kad mes paprastai matom sienų paviršius. Mes matom plokštumą, mes to gilio nejaučiam ir simboliškai siena labai daug prasmių iš tikrųjų neša savyje to turio, tokio krūvio iš tikrųjų prasminio. Ir gavosi taip, kad tas simbolis pats savaime įsiprašė tiesiog per tą radinį.